Sveikos. Jeigu atvirai, tikrai nerepetavau šios kalbos. Tiesiog nusprendžiau prisimti atsakomybę ir pradėti drąsiau kalbėti temomis, kurios nebūtinai yra patogios, tačiau labai svarbios kosmetikos vartotojams. Jausmas, jog turiu prisimti atsakomybę drąsiau, atėjo visai nesenai. Vos prieš kelias savaitės, kai dalyvavau didžiausioje Cosmetic Europe konferencijoje, į kurią atvyksta didžiausių kosmetikos bendrovių atstovai, Europos komisijos atstovai, kurie priiminėja mūsų rinkai ypač svarbius įstatymus, bei kosmetikos asociacijų vadovai. Labai džiaugiuosi, jog galėjau Lietuvą atstovauti šiame didžiausiame Cosmetic Europe renginyje ir aš. Konferencijos metu kalbėjome ir diskutavome apie pačias opiausias rinkos problemas. Na ir žinoma, viena iš jų buvo grožio mitai socialiniuose tinkluose bei dirbtinio intelekto poveikis kosmetikos vartotojų elgsenai. Renginio metu, kalbant apie įvairiausius grožio mitus bei įvairias manipulacijų vartotojais formas, išgirdau ir man absoliučiai naują terminą, kurio net nežinau kaip tiksliai ištarti, todėl privalau jums jį perskaityti. Dunning-Kruger efektas, kuris skirtas apibūdinti žmogų, kuris nežino, kad nežino, tačiau dažniausiai labai pasitiki savimi ir yra linkęs pamokyti ir kitus. Būtent tokių žmonių aktyvumas socialiniuose tinkluose, skleidžiant įvairiausius mitus apie grožio industriją, šiuo metu tapo tikra ir labai pavojinga problema mūsų kosmetikos vartotojų elgsenai. Tokie žmonės dažniausiai puikiai geba dirbti su savo įvaizdžiu ir prisistato tarsi tikrais kosmetikos rinkos atstovais. Geba manipuliuoti vartotojais ir dažniausiai pasitelkia jų gąsdinimo strategiją. Na, kaip pavyzdžiui pasakyti, jog vienas ar kitas komponentas gali sukelti baises ligas, na ir dažniausiai kalbama žinoma apie vėžį arba įvairiausius hormonų įsisvyravimus, nevaisingumus ir taip toliau. Problema ta, kad tokius žmonės atpažinti dažniausiai gali tik profesionalai. Būtent todėl mes turime prisimti daugiau atsakomybės ir tie, kurie iš tiesų dirba profesionaliai, turi išdrįsti kalbėti, kad ir nepatogomis temomis garsiau ir drąsiau. Nors kartais to tikrai vengiame daryti, nes jeigu tik ką nors sukritikuosi garsiai, dažniausiai būsi pasirašęs viešam konfliktui. Na, o to mes tikrai norime išvengti, ypač kai nori visas savo jėgas skirti savo tiesioginiams pareigoms. Norime, kad CLM vartotojai turėtų galimybę gauti profesionalų patikrintą informaciją ir jokiems būtų lengviau priimti racionalius sprendimus, tiek renkantis, tiek naudojant kosmetikos priemonės. Kitaip sakant, tikimės padėti edukuoti visais kosmetikos vartojimo klausimais. Ir jeigu manęs paklaustumėte, kokia tema šiuo metu vartotojais manipuliuojama dažniausiai, tai ši tema turi žodį longevity. Kitaip sakant, ilgamžiškumas. Ir pati tema yra labai gera, nes jos tikslas tai yra iš tiesų daryti viską, kad žmogus išsaugotų savo sveikatą kaip įmanoma ilgiau, o kartu, žinoma, ir jauną kūną, energingą ir sveiką. Tačiau dažnai mes esame linkę šiais terminais manipuliuoti, kai norime pasitelkti nebūtinai sąžiningą pardavimo strategiją. Rizika ateina tada, kai pasitelkiant terminą longevity, ilgamžiškumą, mes bandome supriešinti natūralus ir nenatūralus temas kosmetikos rinkoje. Taigi kai kurie kosmetikos pardavėjai yra linkę ir vėl pasitelkti gąsdinimo strategiją, teigdami, jog jeigu kosmetikos produktas nėra 100% natūralus, tikėtina jis turi labai didelių rizikų susirgdinti žmogų, kitaip sakant, netitikti longevity kriterijų. Natūralumo ir laboratorijose išrastų tam tikrų inovacijų supriešinimas tai yra tema, kuri sparčiai plinta socialiniuose tinkluose ir būtent iš jos yra bandoma sukurti daug nepagrįstų kosmetikos mitų. Tai šiandienos mano pagrindinė žinutė jums, jau kaip kosmetikos vartotojams, mes privalome suvokti, jog natūralu nėra lygu saugu. Kaip ir natūralu nėra lygu, jog jūs įgyveninsite visus ilgamžiškumui kūriamus kriterijus. Privalome turėti kritinį mąstymą ir suvokti, jog kartais tam tikri komponentai, kurie yra išrasti žmonių laboratorijose, gali būti ir saugesni, ir efektyvesni. Tačiau tikrai negalime teigti, jog viskas, kas yra išrasta laboratorijose, yra tai, ko mūsų odai bei plaukams reikia labiausiai. Linkiu visada pasitelkti kritinį mąstymą ir galvoti apie kosmetikos produktą ne kaip apie pavienį komponentą, tačiau kaip apie komponentų visumą. Tik nuo kosmetikos gamintojo, jo profesionalumo priklauso, kaip jis sugebės atrasti tinkamiausią įvairių komponentų tarpusavio sinergiją. Na ir čia dėja neturiu vienos auksinės taisyklės, kurią siūlyčiau jums naudotis vertinant kosmetikos produktus. Grįžtant prie natūralu nebūtinai yra lygu saugu. Prisiminkite
prisiminkime mūsų vandenį, kurį disciplinuotai skatina gerti ir mūsų CLM prekės ženklas. Juk be vandens mes negalėtume išgyventi. Ir mūsų odai bei plaukams jo gyvybiškai reikia. Tačiau jeigu išgersime vandens stipriai per daug, mūsų gyvybei grės pavojus. Siekime atrasti profesionaliausius ir geriausius būdus pasitelkti natūralius komponentus mūsų odos bei plaukų grožiui ir sveikatai. Su laboratorijose atrastais komponentais skirtais puoselėti odą ir plaukus yra tokia pat situacija kaip ir su natūraliais. Kai kurie iš jų yra tikros inovacijos, kurios gali pakelti mūsų odos bei plaukų priežiūrą absoliučiai į kitą lygį. Tačiau kaip juos naudoti, kada jas naudoti, vėl tik profesionalai gali atsakyti į šį klausimą. Tai labai tikiuosi, kad šiandien, prisimindami tą pavyzdį apie vandenį, jūs truputėlį kritiškiau vertinsite kiekvieną skambų pasakymą, kurį jūs atrasite savo socialiniuose tinkluose ar net naujienų portaluose, o galbūt kažkurį drąsų teiginį ištars jūsų draugė šiandien geriant kavą. Kada bus gana pasitikėti tais, kuriais nebūtinai yra verta. Taigi kviečiame būti aktyviomis CLM bendruomenės narėmis. Siųskite mums klausimus, kurios temos apie kosmetikos grožio mitus jums yra labai svarbios, o aš būtinai pasistengsiu pateikti kaip įmanoma profesionalius atsakymus.